Sveiki gerbimieji žiūrovai. Dabar pakalbėsim truputį apie šilumos siurblius oras vanduo, kadangi gaunu labai daug skambučių, užklausų elektroniniu paštu irgi dėl šilumos siurblių oras vanduo tipo ir daug žmonių, kurie galvoja, sprendžia ir nori įsigyti ir įrengti būtent tokio tipo namo apšildinimas arba kotedžo, būtent oras vanduo tipo ir domisi įranga. Šiuo metu, aišku, mes turim didelį pasirinkimą dėl šilumos siurblių oras vanduo. Kaip ir žinomų brandų, tokių kaip Mitsubishi, Samsung, LG ir kitų žinomų brandų, kurie kaip sakoma, kurie parodo savo aukštą kokybę, žinomą brandą, geros charakteristikos, bet žinoma atitinkamą už brandą reikia mokėti ir atitinkamą kainą. Tai kad tiems klientams, kurie žino, ką nori, sakysim, turi kažkokią mėgstamą brandą arba kažkoks brandas jiems žinomas labai patinka, jie sprendžia, ta prasme, nori, kad tai investuoti pinigus šilumos siurbliams būtent šio brando ir pasiruošusi mokėti tokią sumą, kiek jį kainuoja, tai viskas puikiai, mes, kaip sakoma, dirbam su tokiais klientais, pirkiaujam tą įrangą, montuojam tą įrangą ir viskas gerai. Bet vis daugiau atsiranda ir klientų tokių, kurie ieško kažkokią alternatyvą brangesniems brandams, kad galėtų šildytis, kad galėtų turėti šilumos siurblį oras vanduo tipo, kadangi tai ne tik kažkoks populiarumas dėl ekologijos, dėl dar kažko, tai čia iš tikrųjų labai patogus dalykas, kuris, sakysim, jeigu pas jūs kieto kuro katilą, jums reikia valyti kaminą, jums reikia valyti pečiukus, jums reikia sandėlioti tą kūrą, sakysim, arba ten granulės, arba briketai, arba dar kažkokios malkos, anglys, dar kažką, tai reikia vežti, pirkti, sandėlioti, kūrenti pastoja. Tai žodžiu, ne kiekvienas žmogus turi laiko ir noro būtent užsiminėti šioms dalykams, o nori gyventi komfortiškai, jis nori jausti save kaip gyvenant bute, mieste, kad tai pas jį būtų komfortiška, gera temperatūra, visada šilta būtų ir kuo mažiau būtų rūpesčių. Tai yra, kaip sakoma, toks gyvenimas jau principas, kad žmonės nori gyventi komfortiškai ir, kaip sakoma, taip yra. Ir čia labai sveikinu, kad visi jau eina prie, kaip sakoma, geresnio gyvenimo, prie komfortiško gyvenimo nori. Ir visi rūpinasi, kad pas save namie irgi būtų, kaip sakoma, gerai jaustųsi. Kitas dar dalykas, irgi tie žmonės, kurie jau pensijoje, kurie pagyvenasi, ne visi, aišku, turi irgi gerą sveikatą, o, kaip sakoma, kūrenti tas pačius kieto kuro, tai reikia nešti kažkokius malkus, reikia deginti, reikia vėl ten kažkur tai rūsį eiti. O jeigu pas tavęs su sveikata nelabai viskas gerai ir tu dažnai sergi, tai, kaip sakoma, čia vėl kyla problema. Kas tai galėtų pakūrenti, kas galėtų padėti, o kada yra įrengtas šilumos siurblys, tai viską vyksta automatiškai, jau rūpintis tom nereikia. Tai kad čia labai dideli pliusai. Ir apie ką aš dabar noriu pasakyti, apie tai, kad labai daug klientų, kurie ieško kažkokią alternatyvą brangesniems šilumos siurbliams, kad ne visi turi galimybę investuoti didesnius pinigus į šilumos siurblius, tai dėl to visi ieško geresnį kainą. Ir tai yra irgi normalu ir suprantama, kadangi mes irgi atsižvelgiam į šitą užsakymą ir tikrai ieškom ir žiūrim, ką galim pasiūlyti būtent tiems žmonėms, kurie ieško kažkokią alternatyvą, kad pastatyti šilumos siurblys oras vanduo ir nesumokėti labai daug pinigų, kadangi tos pinigų ne visada, kaip sakoma, užtenka būtent šiems dalykams ir mes ieškom visokių kitų alternatyvų. Į ką mes žiūrim? Mes labai žiūrim į pasiūlą, kokia yra rinkoje, kokie atsiranda nauji brandai, o jų tikrai atsiranda daug, kadangi viskas suprantama, kada yra paklausa šiai įrangai, tai kiti irgi verslininkai, jie ieško tokių būdų, sprendimų, kaip patekti su savo produkcija į būtent šitą rinką. Tai čia ir labai gerai, nes būtent galutiniam vartotojui labai fainai, patogu, kada yra didelė konkurencija rinkoje,
tarp gamintojo ir jie gali pasiūlyti kažkokį geresnį, patrauklesnį kainą, kad pritraukti būtent savo pirkėjus. Ir mes tai suprantam ir dėl to analizuojam labai pastoviai rinką, mes nesėdim vietoj, mes skiriam daug tam laiko, žiūrim, kokia įranga atsirado. Jeigu ta įranga atsirado kažkokia nauja, mes duomenis, gaunam tos techninės duomenys, pradedam analizuoti, žiūrėti, kokie komplektuojančiai dalį, koks triukšmingumas, iš ko sudaryta ta įranga. Vėliau susisiekėm su gamintojų atstovais, gaunam iš jų dar papildomos įrangos. Ir mes irgi turim savo specialistų, turim savo montuotojų, turim inžinierių, kurie gali padaryti ir diagnostiką ir pradiagnostuoti kokia ta įranga, kokios jų parametrai ir kokia kokybė tos įrangos iš tikrųjų, kaip jie atrodo ir bandyti, sakysim, bandysim dirbti su ją, žiūrėti, analizuoti, koks jų darbas, ar patenkinti yra klientai, ar kokį jie turi pliusų, arba atsiranda kažkokių trūkumų ir viskas čia mes analizuojam ir norim pateikti klientui, mūsų klientui, būtent tokią įrangą pagal nedidelę kainą jos, kad būtų gera kaina ir kad dėl tos kainos nenukentėtų kokybė tos įrangos. Tai būtent šitą dalyką, nes nupirkti galima kažką tai labai pigaus, neaiškaus ir po to susidurti su kažkokia problema, kad kažkokia ten išlindo kokia silpna vieta būtent šios šilumos siurblio ir ten kažkokie gedimai, kažkoks nekorektiškas darbas, dar kažką, tai tokiu atveju mums nelabai tinka ta įranga. Mes ieškam būtent tą įrangą, kur būtų gera pasiūla, gera kaina ir gera kokybė. Būtent toks santykis mus labai domina ir kaip minėjau, kad važiuoju visokius pristatymus, susitikimus su atstovais. Taip pat ir iš tos techninės pusės irgi šneku, bendrauju su žmonėms, kad suprasti, kad būtent ši įranga iš tikrųjų verta dėmesio ir jų kaina tikrai yra labai gera ir galiu aš šitą įrangą pasiūlyti savo klientams. Tai kad dabar irgi nesenai pas mūsų puslapyje atsirado Heiko, toks yra gamintojas šilumos siurblių Oras vanduo. Jis tokio irgi įdomaus principo dirba, jis skaitosi kaip monoblokas, ta prasme kaip freoninė ta visa daly yra lauke, bet jis irgi turi vidinį bloką su integruotu boileriu, bet vidinis blokas su išoriniu bloku susiję ne freoninė dalį, o būtent per vandenį arba neužšalamo skystį glikolį, kurį jūs galite naudotis. Tai toks irgi įdomus variantas ir gana patraukli kaina Heiko, mes jau įvedėm į savo elektroninį parduotuvę sąrašą šitą įrangą ir pradedam jau truputį dirbti su klientais, siūlyti tą įrangą, kadangi įranga atrodo patikima, sudėta irgi sukomplektuota iš tokių geresnių dalių, komponentų aukštos kokybės ir mes irgi jau pradedam dirbti būtent su šitą įrangą, kadangi labai gera kaina ir manom, kad labai geras pasirinkimas būtent tiems žmonėms, kuris ieško būtent tokį santykį su kainos kokybės. Tai kad Heiko galite pažiūrėti, čia yra kiniečiai, bet kaip minėjau, mes jau praanalizavom labai gerai, surinkom daug informacijos, jau pradedam montuoti būtent šią įrangą. Tai kad galite irgi atkreipti dėmesį, jeigu jums domina sumontuoti už labai patrauklį kainą, įsigyti tą įrangą. Ir dabar dar dirbom, man atrodo, jau už kokį 3-4 savaičių, dirbsim dar su vienu tokiu brandu, Flix. Flix yra daugiau žinomas brandas, Heiko, kaip minėjau, čia yra naujas toks brandas, aišku, gaminamas jis yra, tas brandas yra žinomai gamyklai, bet pats kaip brandas yra dar toks gana jaunas. Flix jau daugiau žinomas tas brandas, ypač irgi tarp Kinijos rinkų, Azijos srityje, bet irgi jis dabar labai plačiai eina į Europos Sąjungą. Tai Flixas irgi gana gera labai kaina, labai gera tokia kokybė. Būtent ta įmonė, tas brandas dirba tik su šilumos siurbliais. Čia toks gana siaurai specializuotas ta brandas. Jeigu mes galim pažiūrėti kitus brandus, sakysim, kaip ten Samsungai, Mitsubishi, tai mes matom, kad čia labai didelė korporacija, kuri gamina labai plačią asortimentą, ne tik šilumos siurblius, o būtent toks kaip Flix, jis
arba, sakysim, Atlantikė, jeigu paimsim, jis toks irgi prancūzų gamintojas, kuris būtent specializuojasi siaurą pas jų specializaciją ir jie gali daugiau investuoti pinigų į tą savo siaurą sritį, daugiau, kaip sakoma, kelti savo kokybę. Ir tai tikrai labai geras sprendimas. Tai, kad jeigu jūs norite įsigyti gerą siurblį, bet už labai tokia patraukli kaina, tai galit kreiptis pas mus į mūsų internetinį parduotuvę, bus apačioje prie komentaro nuoroda parašyta komfortobustas.lt ir kaip minėjom, tiems klientams, kurie neturi didelio biudžeto, negali savo leisti nupirkti labai brangią įrangą, bet nori mėgautis komfortu, mes irgi turim gerą pasiūlymą ir mes dirbam su daugeliu montuotojų. Tai kad praktiškai visą Lietuvą mes irgi galim, įrangą mes galim pristatyti su garantija po visą Lietuvą, be išeities. O būtent montavimo darbais, tai irgi užimam gal kokią 80% Lietuvos teritorijos, bendradarbiavom su patikimais meistrais. Ir mes galim irgi jums, kaip sakoma, padaryti viską ir pristatyti įrangą ir suteikti montavimo darbus. Ir garantinė, ir po garantinė aptarnavimą galim, kaip sakoma, organizuoti. Tai, kad mes visada stengiamės kuo daugiau suteikti savo klientams kaip ir geros kainos, gerą įrangą, taip ir montavimo, aptarnavimo visi niuansai spręsti. Tai, kad kreiptis pas mus, užeikite mūsų elektroninę parduotuvę, kurio nuoroda bus apačioje prie komentarų. Ten yra ten internetinį parduotuvę, jūs galite iškart įdėti, įsigyti labai greitai patogu bet kokią įrangą, labai platus pasirinkimas. Ir jeigu pas jūs atsiranda kažkokie klausimų, ten yra kontaktai, telefono numeriai, yra elektroniniai paštai ir jūs galite kreiptis, mes visada stengiamės kuo greičiau operatyviškai jiems atsakyti. Ir jūs gausite informaciją apie reikalingą įrangą, jūs galite įsigyti ir susitarti dėl montavimo darbus ir visą kitą. Tai, kad bus dar daugiau visokių video, naujovių visokių, aš stengsiuosi jūsų informuoti apie visas naujoves, kokie tik atsiranda, arba kilo kainos, arba atsiranda nauji brandai, arba mes turim kažkokį naujų jums pasiūlymų. Tai, kad galite užsirašyti šitą kanalą, gausit daug tikrai geros, vertingos informacijos. Kam patiko, kas nori palaikyti mūsų veiklą, statom laikus ir iki sekančio karto, iki.